Sausa nelyja, važiuosim Aičiai Kėdainiai ir važiuosim į link Ukmergės ir tada į Trobelę. Keliauti man. Batsiuvio Trobelę. Batsiuvio Trobelę. Taip, tai oras ne kažką, ryte lyjo, dabar šlapia, vakare lys, rytoj lys, vėjas uraganinis, keltai nebeplaukia. Atsiuntė SMS-ą, kad nevarykite į lauką, nes užloš medis, o mes su dviračiais. Let's go. Mes specialiai lysim po medžiais ir bandysim nežūt. Tipinėlė. Jau gerai? Jau gerai šlapi, purvinos nugaros visų. Ai, ir palauk, kas čia šiandien? Šiandien yra kliošnių kelnių diena. Tarpustinė. Purvin. Tai nerašo? Ja, visų numirusių ir va. Nerašo. Purvinų kelnių diena, viskas. Nerašo, nu tai ne. Lukai, gerai? Nefilmuok mano švariosios pusės. Pasiekėm Ukmergę. Eglės parduotuvę. Jau pusiau sušlapę. Nu, Lukai, pasidalink keliais žodžiais. Ar vertėjo važiuoti? Jo, vertėjo. Biški purškė visą dieną. Bet vėjas į nugarą tai biški padeda irgi, nu kaip biški labai padeda, greitis didelis, bet šlapias, tai nežinau, bandysim biški atšilt, pavalgyti ir jau namukį, tai užkursim gerai ten. Tikimės bus prancūzaičių ir prancūzaičių turisčių ir jos jau bus pakūrusios krosnelę, kad mums nereiktų. O, dabar su triusikais? Dabar su triusikais. Nu, pirmi įspūdžiai Trobelėje. Ką žinau, labai liuks padirbėta. Papuoštavo Trobelė, pakalimai visi yra. Tai, ką žinau, viskas liuks. Ir malkinė paruošta, malkų yra. Sakė dūmija, biški, tai nežinau, kaip bus su dūmais. Bet gal įsikurs. Tai grįžtu namo, tai viskas paruošta ar kaip? Jo, viskas paruošta. Dabar svajojam apie tai, kaip įsidžiovinsim rūbus. Ir žalvoj prisipirkom labai gerų balandėlių. Tai kepsim. Labas rytas. Antra kelionės diena. Jau ką tik grikius iškarštalojom. Su tušomkė ir su sūriu. Oras šiandien geresnis. Pro langą visai matosi gražūs vaizdai. Jau baigiam ruoštis. Susikrausim ir važiuosim. Tai šiandien laukia kelionė iki Vilniaus. O šiaip tai geras tas namelis, keliautojų rekomenduoju užsukit. Nieko čia netrūksta. Šulinio gal trūksta. Tiesa, naktį buvo draugų, Pelė buvo atėjus, tai kėlėmės kokius 3 kartų ieškoti, ką jinai ten krepždina. Nepalikit maisto ant stalo. Ne, susirinkit maistą, pasikabinkit kažkur. O, man reikia jau perkti taukojus. Oh my god. O kaip tu minsi?
Paulius bando nusimti kelnes nesustodamas, challenge'as. Lukas nesupranta, kas tai vyko. Kai šitą pasatai. Paulius gyvena 15 metų į priekį. Man pala, aš žiūrėk, pažiūrėsiu iš kitos pusės, bus įdomiau. Nu, davai, toliau, tęsim. Ai, čia bedavo. Važiuoju, automobilį. O, reikia. Tai visas pasaulis sakė, kad nieko gero nebus. Paulius jums parodė. Kai pasaulis įžengė į tamsą, pasirodė šviesa tunelio gale. Herojus, kurio mes neprašėme. Herojus, kurio mes nenusipelnėme. Man atrodo, dabar kliošinė kelnė įstipinusi križinok. Kritinis momentas. Aš negaliu sustot. Sustojom papietaut. Netoliau, Vilnius 3 kilų liko. Jau gerai, eina, liubliukę pavalgėm, kibiniukų užkandom, pasėdėjom Gopniko pozą prieimo. Viskas liuks. Tai dabar jau pabaigsim gražiai. Gal lietaus net negausim. Važinėjom po Vilniaus Šabakštynus Belmonte, pasiklydę, neaišku kur važiuot.